esu, kur Mhm. tau minėjau. Gerai, žiūrėk. Ar tu esi viena ten? O žinok, tam sapne buvo mano pats pirmas vaikinas. Aha, labai gerai, labai įdomu. Jo, jis buvo. Bet aš kaip išsiaiškinau, tai tiesiog čia kaip mano atsisveikinimas ir paleidimas praeities. Mhm. Ir tos vat juodos tie demoniukai, kur aš tau įvardinau. Mhm. Tai čia gali būti, žinok, kaip ir mano šešėlinės kažkokios tai galbūt pusės, kažkokia tai energija ar emocijos, kažkas tokio. Kažkas, kas jau man nebetarnauja. Mhm. Tai va, labai svarbu, kad tau jau nebetarnauja. Gerai, tai tau pasąmonė parodė, kad tu užtvirtintum ir suvoktum, kad tai jau nebe tavo. Ar ne? Taip. Gerai, dabar eik žiūrėk tolyn. Jo, tai dabar aš ir matau, žinai, bet sakau, aš taip išjutau tas energijas, kaip mano akys pasidaro žalios ir kaip tas liežuvis toks pasidaro, žinai, aštrus ir kaip aš visus tuos demonus supjausiu tiesiog į gabalus. Tai čia ir buvo tas sunaikinimas. Ir jo, buvo sunaikinimas, tik aš noriu suprast, ar Dėl čia to mano pasąmonės ginklas buvo, ar kažkas aktyvavosi, žinai. gerai, tai tu dabar pasižiūrėk gerai, jeigu tavo pasąmonė tau tai parodo. Ar tai buvo tavo pasąmonės ginklas, ar tik tokiu būdu tu galėjai tai sunaikinti, ar tai kažkas tavyje aktyvavosi ir tu turi dar giliau įeiti ir atskleisti. 3, 2, 1. Ar tai yra gilesnė paslaptis? Na, žinok, aš drakoną matau, kaip ir maniau. Kažkokį drakono dalis kažkokia tarsi. Gerai, tai Bet čia, tai kažkoks prabudimas, kažkokia aktyvacija. aha, gal tu netoli savęs dar ir drakoną pamatysi, gal tau bus aiškiau? Jo, žinok, aš paprašau tos dalies pasirodyti. Aha, Jo, ir aš matau dabar, jis išlindo toksai žalias, toks labai blizgantis, su tokiais blizgučiais. Tokios smaragdinės žalios akys. tai čia tos pačios akys, kurias tu matei? Aha. Mhm, labai Ta gerai. dalis tarsi taip kaip įeitų į mane, žinai. Mhm. Ir kažkokia aktyvacija, man kažkaip rodo, tarp smegenų kažkokie pusrutuliai. Tarp širdies ir kažkoks susijungimas su širdim, skydliaukė kažkaip eina. Su trečiojo akies čakra ir ta karūnos čakra, žinai, o kaip kažkokia tarsi aktyvacija įvyko. Labai gerai, tai dabar tu, jeigu gali ir nuleisk iki pat žemės gelmių, tą aktyvaciją įžemink per savo kanalą. Žiūrėk, kaip toliau eina. Nueik Nors prie... tokia Gal dar ką nors energija. Aha. Žinai, aš kažkaip, man toks atsakymas eina, kad, nes aš tam sapne buvau tokia klasikinė dama, žinai, apsirengusi tokiu sijonu, žinai, tokiu, žinai, kaip būn ilgi iki kelių, tokia marškinėlė, tokia kaip ofisinė tokia. Mhm. Ir man rodo, žinai, kad nors tu iš išorės atrodai tokia vat švelni, moteriška, bet viduje tu gali būti ir drakonas, kai tau reikia gynybos. Kažkaip pasąmonė, kažkas pasikeitė, kažkoks tarsi perėjimas įvyko. Ar tai Galbūt išėjau iš kažkokio lygmens. Aha. su tuo non-dualizmu? Non-dualizmo.
Žinok, labai panašu. Mhm. Gerai, tai tas drakonas tai esi kaip ir tu, Taip. kaip ir tu. Tai Mm. tu jį atsinešei iš kitų planetų, iš kitos galaktikos, dar kažkaip, tai tavo dalis. Jo, yra kažkas, O kažkokia gal, dar planeta. Mhm. o taip galėtų būti, kad tiesiog mes visi galbūt, visos kosminės sielos, kaip, ta prasme, turim visą informacinę kosminę, tai gal mes kiekvienas galim aktyvuotis, tik tai laiko klausimas ir viskas priklauso nuo mūsų pačių, kada atsirakinam. Ar galėtų taip, tai galim aktyvuoti savo visas energijas, kaip sakai, drakonas, dar ten kažkur kažkas tai. Aš manau, kad mes galim, nes kažkaip mes turim daug savo dalių, kurios dar yra galbūt neaktyvuotos ir nepažintos. Ir jo, kiekviena kosminė būtybė gali tai atrakinti savame laike. Ir nuo to ir yra gal mūsų ta kūryba, kad mes galim pasiversti, bet tai dar biški kaip va čia va mes žiūrim į telepatijas einam, tai šiek tiek iliuziškai. Bet iš tiesų tai ir yra ta tiesa, kad mes vis dėlto esam kaip ir viskas, mumyse yra viskas, kaip tas absoliutas, tai natūraliai tik mūsų, va čia va, mes nesuvokiam, kaip tai yra. Mes dar iš Taip, iliuzijų gal tai darom, bet vis tiek, nu, nes mes, nu, įdėta tą matricos, tas programos ir mums sudėtinga tai suprast. taip, teisingai, nes mes esam kažkaip, mūsų tų dalių yra daug ir jos gali būti skirtingos. Ir kažkaip mes, kaip visos tos dalys, susijungiam mes ir tampame tuo vieniu, bet mūsų tų dalių yra ne vien tik tais kaip, nu, kaip energijos iš tikrųjų, kaip aš suprantu. Mhm. Jų yra skirtingų energijų, bet tas protas perteikia kažkaip, kad aš suvokčiau tą galbūt drakono jėgą, žinai, ir jis man pasirodo tokiu pavidalu, kur mano protas suvokia, ar ne? Bet tai Va. čia iš tikrųjų yra energija. Mhm. Jo. Ir mes tik atrakinam turbūt tiek, kiek sakau, kiek mūsų protas, nes vis dėlto mes įkalinti tam prote, kaip ten bebūtų. Kad ir pasąmonė suvokiam, bet kaip tai atrodo, kaip tai vis tiek neišeina, nu va tai tas ir yra kažkaip. Gal tai ir yra, kad mums labiau priimtiniau, kad tai yra kažkas kitas, kažkoks mokytojas pasirodo, čia gal ir yra, mes patys vis dėlto iš ten savo pasirodo. Jo, mes esam patys sau vedliai. Mhm. Daugeliu atveju kažkaip. Mhm. Man irgi kažkaip taip labiau jaučiasi, bet aš suprantu, kad tas protas mano vis tiek nesuvokia, nes daug paprasčiau mum suprasti, kad atėjo kažkas kitas, man pasako, protingesnis už mane ir tada tu atrodo priėmi. Bet jeigu man pasakytų, kad tai yra esu aš, vat iš karto sakytų, čia aš tą pati, tai kažkaip atrodytų, ne, nu aš tokia mažytė, aš čia negaliu, neišeina, negali suprast, gal tai ir yra, va šitas kabliukas. Taip, nes kažkaip mes, kaip man tas vat būtent, nu, drakonas, vėl pavadinsiu, sako, kad mumyse yra labai daug, kažkaip tais, kaip čia pasakyt, tos jėgos, bet Mhm. mūsų protas labai mėgsta kažkaip perteikti tais va simboliais. Mhm. Gal taip magiškiau mums atrodo, žinai, nežinau. Jo, taip, jo, tas toks irgi jaučiasi, kad kietesnė aš ar kažką tai tokia nu kažkas tai tam protų, iš tiesų, Mhm, ne tiek kaip aš, bet va būtent tai daliai, nes taip, nu, suprantama, taip kažkaip atrodo. Ir aiškiau, jo, ir kiečiau, ir aiškiau, ir visa kita, nu. mhm. Tai tu kaip ir sakai, čia Mhm.
čia energija, žinai, nes atrodo, va, čia pasakysi energija, tai taip atrodo, nuobodžiai skamba energija, ne? Jo, nesupras jo, ir nesuprasi, nes kažkaip tai vat kaip jau drakonas, tai mes jau kažkaip tai suvokiam, kad kažkokia tai vat kokia tai galinga energija gali Mhm. deginti, dar kažką, vat tai mum jau kažkaip tai tam protui yra aišku. Jo, Mhm. vat pasakytum energija drakoniška, nu ir ką, ne? Jo. Energija, nu gerai, šiek tiek, jo. Supranti, tu tą energiją gali matyti taip, kaip tu nori. Mhm, Mhm. jo, kai tu priimi, jo. Jos įgauna netgi pačią formą. Kažkaip jos adaptuojasi, žinok. Tos energijos irgi pagal tavo suvokimą jos kažkaip vat irgi gali padaryti formą, tarkim, ane? Mhm. Kažkaip tais, kad būtų aiškiau gal mūsų tam protui. Jo, Bet jo, šiaip jo, ir tas variantas yra gerai, žinai, kažkaip, taip, kaip tau priimtiniau, kad kad tai suprastum. yra tavo dalis, aha, tavo energija, kaip bebūtų. Iš aukštesniojo aš, iš kažkur aukščiau dar, žinai. Mhm. Tai labai gerai, tu sau integruojasi ir dabar žiūrėk integravusi, pakilk ten dar kažkur aukščiau ir pasižiūrėk, ką tu iš tos pozicijos dabar gali padaryti pirmiausiai sau. Pažiūrėk. Matai, man tos žalios akys, tos smaragdinės susijęs su kažkokia tai mistika. Man Gerai. magija, kažkas su magija. Na, aišku, drakonai, tai va čia ta tokia magija. Gerai, tai tu pati kaip irgi magiška, nu, nes tu užsiemi to, tai vėlgi tau, gal tai tau ir rodo, kad kažką tai, kad tu turi dar ten įeiti. Tai pasistatyk prieš save tas savo akis ir tiesiai kiaurai nerk tiesiog. Šu! Ir viskas. 3, 2, 1. Nu, kaip sekasi? Nežinau, aš kažkaip su tuo drakonu tarsi susilieju, žinai, su ta energija vėl išjaučiu. Mhm. Nu ir dabar matau kažkokią tai, žinok, vėlgi man pasirodo knyga. Mhm. Aš tą knygą atveriu, o ten kažkokia ugnis dega. Tos Gerai. kaip ugnies portalas kažkoks padarytas. Mhm. Ugnis. Gerai, tai jinai Aha. yra ugnis apvalanti, ar, ar ką jinai daro, ar ją reikia tiesiog dabar ją, ką tau su ją reikia padaryti, paklausk savo pasąmonės. 3, 2, 1. Matai, aš oro stichiją esu puikiai aktyvavus, nes aš kaip dirbu su kažkaip per žodžio, kažkas su žodžio galia, oras ir dabar ta ugnis. Mhm. Tai gal aš turėčiau kažkaip subalansuoti orą su ugnim, Mhm. nes drakonas kažkaip jisai su ugnim asocijuojasi man smarkiai. Taip, taip, Ir taip. žinai, ta žalia spalva kažkas susijęs su gausa, kažkas tokio. Va, jo, žemėse, ne, jo, gausa, jo, tai va, tai gerai, labai gerai. Tai tu dabar drąsiai, ramiai, jeigu tau reikia, gali ten apsaugą susidėti, bet manau, kad tavo pasąmonė žino, ką daro, kada reikia, kaip, kokių reikia. Tai tu sau ramiai apžiūrėk iš visų pusių, daug šviesos, apvalyk, gal kokiais kristalais, kad tau būtų ramiau ir aiškiau. Na, Žinai, man kažkaip toksai atsakymas, aš jau ten, aš kažkaip įėjau į tą ugnies portalą, aha. atsistojau vidury, žinai, susikūrė toksai kaip lankas Mm. ugnies ir toksai vyksta, žinai, tarsi ta ugnis, aš jaučiu, kaip aš degu, ar ne, bet tas degimas nėra tas žemiškas, kur tu nuplikai ir tau skauda, žinai, bet atrodo toks, wow, šiurpuliai, toks apsivalymas tos ugnies, jinai tavęs Mm. nedegina, tiesiog tu jauti vibracijas energetinės. Jo, tiesiog uždega gal širdies energija, ta meilės energija.
kūrybinė ir širdies energija. Čia, žinai, viską pravalo, visas kažkaip čakras tarsi. Mhm. Iš tikrųjų, žinai, vakar, žinai, kažkaip sako, kažkaip turėčiau mokėti subalansuoti šitas energijas ir man kažkaip dabar rodo česnaką. Nes aš vakar iš tikrųjų salotos labai daug česnako prisidėjau, o česnakas jisai sukelia ką? Viduje. Nu, ugnį, ane? Ugnį jo. Mhm. Ir apvalo Ir širdyje. apvalo ir dezinfikuoja viską. Deglės, tai kaip, kad patektų į širdį, atveria. Mhm. Jo, kažkas čia susijęs su to česnaku. Aha, Kažkoks nu, atsivėrimas, nu tai kažkokia pasižiūrėk. aktyvacija, nes matai, aš privalgiau daug to česnako ir po to susapnavau kažkaip ir dabar man rodo ugnis ir tą česnaką. Tas česnakas kaip ir antibakterinis, antivirusinis ir kažkaip jisai atlieka ne tik kūno kažkaip tais tą švarą, bet ir energetiniuose lygmenyse kažkaip jisai irgi kažkaip Tai gal sujungi su kosmine ugnim tą, kur tyroji tą. susijungia. Tu dabar sujung, nuskanuok tą ugnį ir nuskanuok česnaką. Kaip jie susiję, tiesiog 3, 2, 1. Jie susiję yra kažkokia tai Gerai, žemėj. Žalios akys, magija. Gerai, o kaip žemėj, kaip jie auga žemėj, kaip jie atrodo? Gal jie tą pačią žemę, būtent iš tos ugnies tas česnakas kažkaip užsimezgęs, dar kažkas, nežinau, kaip dar pažiūrėti. man toks jausmas, kad į tą česnaką įkrauta ugnis kažkaip, bet tas Mhm. česnakas kažkaip susijęs su tais drakonais, nu ta energija, ta, žinai, tokia ugnies. Ir Tai kažkas kažkoks kaip genas paliktas žemėje, kaip kažkoks tai drakoninis ar kažkas panašaus galėtų būti. genas, kaip įdomiai pasakai, genas paliktas, kažkokia jų dalis, bet tiksliai dar nesuprantu. Man atrodo, toks jausmas, kad su tuo česnaku kažkaip man rodo tuos ritualus su česnakais irgi. Nu, jisai kažkaip Ugnį daug kur rodo. prieš vampyrus, prieš vampyrai kas vadinami, kraują geria žmogaus, vėl. Aha. Tai čia kaip legendos, čia po česnakas jau apsaugo. Tai kaip ir su krauju susiję. Nes jo, ir sako, česnakai tipo atbaido visus tos vampyrus, žinai. O, Atbaido visas neigiamas energijas, iš tikrųjų labai daug valymo vyksta, nes kažkaip pasakau tą sąsają tarp česnako ir ugnies. Ir tas mano suvalgymas to česnako iš tikrųjų ten biški man užkaito, tai gal čia irgi noriu pasakyti, kad tu biški, žinai, ramiau su ta ugnim. reiškia, tau reikėjo, nu jo, bet tau tuo momentu reikėjo. Reikėjo, žinok, ir aš labai iš tikrųjų puikiai jaučiuosi šiandien. Bet man, vat sakau, rodo tuos, jis iš viso tas česnakas, jis atrodo toks paprastas, ane, kaip vadina česnakai, blemba, nei daržovė, šaknis, ane, česnakai, šaknis. Nu, atrodytų kaip ir jo, kaip ir svogūnas panašiai. Ir kažkas panašaus, irgi šaknis. Pats nelapas, nu jo. Ir svogūnas. Tik svogūnas biški kitą turi kažkokią struktūrą, tikrai ne visai, bet irgi. Jo, tai va tos sėklos, ane, kažkaip. Žiūrėk. Galėtų būti tai, kad energijos, kad česnakas yra
Kosminė dalis, svogūnas žemiška dalis. Ta prasme, energetiškai kaip pliusas, minusas dar kažkas. Bet jie ta pati. Jo, žinok, man labiau eina, kad svogūnas daugiau susijęs su žemė. Ir Tai man va. kažkaip su to apsivalymu ir su to česnaku ir žemės kažkaip susiję, nes, pavyzdžiui, jeigu skanuoju iš viršaus į apačią, tai netgi pačios tos česnakų, patys tie česnakai kažkaip atbaido, man rodo, kažkokius iš žemesniuose sluoksniuose tuos demonus. Jie kažkaip vengia tokių vietų, kur yra česnakai, pavyzdžiui, auginami, ne? Ir pavyzdžiui, netgi kas liečia dabar rodo iš tikrųjų ir tas būtybės, tas vampyrines. Ir kažkas susijęs su krauju, nes česnakas apvalo, ne? Kažkaip. Jo. Tai vat būtent širdies energija vat apvalo ir kad patektų į širdį. Nes, kaip, tipo, tas kraujagyslės valo, tai kad patektų kraujas. Ne patį kraują, bet tiesiog, kad vat apvalo, kad kraujas iš širdies. Iš viso man eina toks atsakymas, kad tas vat mažytis česnakas turi tą pačią, kaip ir panašią energiją, kaip pačio to drakono. Ant tiek jinai yra galinga, kad pavyzdžiui apsaugai, jeigu kad ir kokią apsaugą tu darais, labai labai rekomenduotina su česnaku arba tarkim kažkokį tai valymą nuo negatyvo, irgi rodo tą česnaką. Dabar žiūrėk, dabar turiu tokį klausimą. Bet ir jis, kaip sako, druska, ar ne, jinai irgi valo, bet jinai ir pritraukia negatyvą, ją paskui pačią reikia išvalyti, ar ne? O kaip su česnaku? Gal jo tiesiog jisai nieko nepritraukia, jis tiesiog tokia bomba, kad, tik valo. Man rodo česnaką kaip ugnis tiesiog transformuoja, jis savyje nelaiko jokio Tai va. negatyvo, jis tiesiog išdegina viską. Jo, ir jisai kaip ir nieko netransformuoja, kaip suprantu. Jisai ne transformeris, jis tiesiog generuoja pats iš savęs tą energiją, ar ne? Druska, vanduo, jie transformeriai, per juos, vis tiek. Sugeria, išvalo, prikrauna, prisikrauna. Iškrauna, jo, o česnakas ne, kažkaip jisai gali paimti, bet jisai išlieka toks, koks jisai, nėra ten, ta prasme, kai jis prigertų, kažkaip kitaip veikia negu druska ir vanduo. Tiesiog kas patenka, tą sudegina. Taip sudegina, jis nėra, jo, jis nėra laidininkas kaip vanduo ar druska, jisai tiesiog sudegina viską savyje, tą visą negatyvą. Ištraukia ir sudegina. Ir labai susiję kažkas su žemė ir to česnaku. Kažkas giliau dar. Gerai. Pasižiūrėk iš žemės. Jeigu nori, tai jeigu tau reikia, gali Gaiją pasikviesti, ar dar kažką, ar kokią miško energiją, kaip tau atrodo. Pasižiūrėk, 3, 2, 1. Kur ten yra giliau kažką informacija. Tas česnakas tau tegu pats parodo. Česnakas. Jo, česnakas irgi, kiekvienas augalas turi sielą, ne? Tai dabar aš matau patį tą česnaką, tokį, žinai, tą energiją tokia labai įdomi, tokia tarsi gelsvai balta. Ir jis dabar rodo kažkaip kaip šaknis eina į pačią tą žemę, tos pačius sluoksnius. Tuose žemutiniuose sluoksniuose, supranti, kaip yra žemutiniai sluoksniai, bet aš nekalbu apie tuos demoninius sluoksnius, kur yra kaip arčiau mūsų žemės paviršiaus, bet ten yra dar kažkoksai sluoksnis, žemutinis sluoksnis. Galbūt, kur mes labai kažkaip nepažįstam ir neprieinam dažniausiai, arba jie apeinam ir paslėpta nuo mūsų matymo kokio tai. Supranti, nes jeigu jau žemutinis sluoksnis, dauguma žmonių galvoja, ai, ten jau žemai, ten jau, žinai, demoninas, ar ne? Ir kažkaip mes neapčiuopiam to
kito sluoksnio, nes man dabar, kadangi aš atlikau vakar tokią praktiką šamanizmo, kur ten leidžiasi į tą žemutinį pasaulį ir ten sutinki savo gidus ir tuos, nu, žinai, tuos visokius gyvūno vedlius ten, tarkim, ar ne? Tai kažkaip man rodo, čia vėlgi kaip protas, kaip tau patinka, bet yra ir ten mūsų energijos, nes mes esam kaip kosminės būtybės susijungusios tarp žemės ir dangaus. Taip, taip, taip. Ir yra gerų paslėptų dalių tenais, irgi tam žemutiniam sluoksny. Ten taip pat yra mūsų energijos. Ir tai nėra Jos yra blogos. neatpažintos ir tai nėra blogos, jos yra mūsų dalis. Taip, tai mes tik nenorim matyti, tai mums jos atrodo blogos, nes mums labai, labai norisi tik tai tą gerąją švarę, tipo, visas aukštas čakras, ar ne? O tipo Aha. jau kito tipo jau jos blogos, nu, bet be jų kaip tik negali nei portalo savo atidaryti, nei nieko, nu, tai bėgi nuo to, nu, nieko tu ne, nu, tai yra nesąmonė. Ir mes Dar- įsižeminam per gajos kristalą, tai žinai, gajos kristalas irgi ten labai labai žemai rodo. yra. Tai va, ir ką dabar noriu tavęs klausti, žinai, man dabar susėmęs, kad tik aš buvau kitoj hipiai. Sanačiukai sustabdom? Gerai, tvarkoj. Sustabdom.